Emai 4 metai. Jai patinka skrudintos bulvytės, katinas Zoro ir filmukai, kuriuos gali žiūrėti, kai pagaliau pasibaigs tos olimpinės žaidynės. Bet darželyje Ema pamatė, kad sportas visai linksmas dalykas. Padedamas rėmėjų Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, sportuoti įkvėpia jau pačius mažiausius. Lietuvos mažųjų žaidynėse Ema išbandė įvairias sporto veiklas ir gavo medalį, kuris dėja buvo nevalgomas. O per olimpinį mėnesį mokykloje mokytojai papasakojus apie olimpinės vertybės ir sveiką gyvenseną, Ema staiga pamėgo daržoves. Olimpinėje dienoje mama Ema vedėsi pažiūrėti bėgimo su kliūtimis, tėtis gimnastikos, bet Emai įdomiau pasirodė visai kas kita. Emos treneris Zigmas yra baigęs olimpinių vertybių ugdymo programą. Jis išmokė, kad žaidimas daug įdomesnis, kai žaidė sąžiningai ir paskatino ją dalyvauti Lietuvos mokyklų žaidynėse. Ten Ema negavo medalio, užtat susirado draugę Lėją. Talentingas mergaitės pastebėjo sporto federacijų atstovai. Jie nuolat dalyvauja Lietuvos tautinio olimpinio komiteto mokymuose įvairių lygių sporto specialistams. Ema su Lėja nuskrido į Europos jaunimo olimpinį festivalį Ispanijoje. Ten susipažino su sportininkais iš viso pasaulio. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas pasirūpino visko nuo aprangos iki skrydžių bilieto. Emai beliko žaisti ir keliauti į vis svarbesnius sporto renginius. Ji nuskrido į Senegalą, kur vyko jaunimo olimpinės žaidynės, ir į Europos žaidynės Romoje, kur iškovojo kelialapį į olimpinės žaidynės Los Andžele. Emai sportuoti sekėsi vis geriau, sekėsi ir Lėjai, bet ji pajuto, kad profesionalus sportas ne jai. Ir baigusi mokyklą, nusprendė tapti sporto vadybininkė. Padedama Lėjos ir trenerio Zigmo, Ema pradėjo ruoštis pirmosiam savo olimpiniam žaidynėms. Tik ne viskas taip paprasta. Į pagalbą atėjo kineziterapeutas Robertas. Jis nuolat kelia kvalifikaciją Lietuvos tautinio olimpinio komiteto organizuojamuose kursuose medikams. Atėjo didžioji diena. Pirmosios Emos olimpinės žaidynės. Nuo šiol ji L-Team narė ir kartu su kitais olimpiečiais reprezentuos Lietuvos sportą visame pasaulyje. Pirmoji olimpinė kova ir pergalė! Lietuvos sporto apdovanojimuose Ema buvo išrinkta geriausia metų sportininkė. Savo kalboje ji paminėjo vieną svarbų dalyką. Be aplinkinių pagalbos nebūtų tiek pasiekusi. Dabar Ema ne tik pati sportuoja, bet ir įkvepia sportuoti kitus.